organizacija vienijanti moksleivius, tai yra savo narius bendroms iniciatyvoms spręsti. Štai čia skaidrėje jūs matote iš tikrųjų vaizdą, kurį aš matau Lietuvos mokyklose, kad tai yra senosios valdybos nuotrauka. Ir taip pat mes turime reviziją, tai yra žmonės tie, kurie mums padeda, kai mums iškyla problemos, padeda spręsti, tarkim, mes iš tikrųjų esame moksleiviai ir ne visada žinom, kaip su vienu ir kitu projektu susidoroti, kaip parašyti stambų projektą, nes iš tikrųjų pinigai yra dideli, norime gauti didelius pinigus. Ir kartais mums reikia pagalbos, todėl mes turime reviziją, tai yra Adamas Kutė, Emilija Beinartaitė bei Joną Lazauską, kurie mums padeda iškilus problemas. Štai čia yra biuras. Ir įvykdyti darbai nuo 11-osios asamblėjos, kuriuos mes iš tikrųjų visada papildom ir stengiamės veikti. Pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį mes darom, tai yra regioninė plėtra. Mes važinėjame kiekvieną mėnesį, iš tikrųjų net kelis kartus per mėnesį po Lietuvos miestus, miestelius, kaimelius. Bendraujam su moksleiviais, bandom įsiklausyti jų problemas, bandom jiem padėti, jas spręsti. Jie pasakoja iš tikrųjų, kas yra, uždavinėjimų klausimus įvairius, mes stengiamės atsakyti juos, išgirsti, įsiklausyti jų nuomonę ir vėliau tam tikrose konferencijose, valstybės institucijose mes bandome tas problemas, kurie jas išdėsto mums, perduoti valdžios organams ir viską darome, kad jos būtų išspręstos. Taip pat vyksta darbo grupės, bendraujam formalioje aplinkoje ir iš tikrųjų bandom palaikyti kuo didesnį ryšį. Štai čia yra nuotrauka iš mūsų vizito Šeduvoje. Taip pat buvom nuvykę į Raseinius. Buvome ir Rokiškyje. Taip pat čia yra Panevėžyje buvom gegužės mėnesį. Taip pat Alytuje. Ir kas būtent vyksta to mūsų atvykimo metu, tai yra forumas, į kurį susirenka moksleiviai iš regionų, iš kaimelių, iš visų pakampių stengiamės sukviesti kuo daugiau jaunimo. Mes su jais diskutuojame, pristatome save, kas mes tokie esame, ką mes veikiame, rengiame darbo grupės, tokias kaip psichologinė atmosfera mokykloje, kas iš tikrųjų yra aktualu, diskutuojame apie smurtą mokykloje, diskutuojame apie neformalų ugdymą, kuris iš tikrųjų ateina į Lietuvos mokyklas ir jis yra be galo reikalingas, yra propaguojamas užsienyje ir norėdami, kad mūsų išsilavinimas taptų iš tikrųjų pilnavertiškas, turime suprasti, kad ne tik formalusis ugdymas, ne tik fizikos ir matematikos formulės yra sėkmingas mūsų gyvenimo garantas. Taip pat, žinoma, neatsiejama dalis yra nakvynė visiems kartu, per kurią iš tikrųjų nutinka labai smagių dalykų ir labai glaudžiai susibendraujame. Taip, tikrai. Vilniaus moksleivių savivaldų forumas, per kurį aš atėjau Lietuvos moksleivių sąjungą. Iš tikrųjų, man kiekvieno forumo metu žmonėm yra tikrai smagu tenai dalyvauti. Aš pats asmeniškai likau sužavėtas. Ir tai tarsi buvo mano kažkokia svajonė. Aš tada galvojau, kad kaip būtų smagu žmonėm padėti moksleiviams, įsiklausyti juos, atstovauti, išreikšti savo nuomonę. Ir iš tikrųjų, kai aš buvau išgirstas ir manęs klausėsi garbus dėdės, garbus svečiai, aš tikrai likau labai laimingas ir nusprendžiau toliau dalyvauti Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje. Lietuvos moksleivių savivaldų forumas, į kurį iš tikrųjų kviečiame esate visi jūs ir gali dalyvauti kiekvienas moksleivis, tai reikia užsiregistruoti, atvykti. Pas mus atvyksta tikrai daug garsių žmonių, atvyksta tokie kaip Darius Kuolys, Leonidas Donskis, kitų žmonių, kurie iš tikrųjų yra jaunimo autoritetai, kurie turi ką pasakyti jaunimui, turi ką patarti jaunimui ir jaunimui tai patinka. Taip pat iš tikrųjų šiais metais ir seniau vyko vasaros forumas, šiais metais buvo vasaros debatų akademija, kuri kartu Lietuvos moksleivių sąjunga su Mykolo Romerio universiteto debatų klubu surengė tikrai nuostabų 4 dienų stovyklą, kuri vyko
vyko kaimo sodyboje, taip pat Aistėje dalyvavo, iš tikrųjų, man atrodo, kas bendrauja su jais, tikrai pasidalino savo įspūdžiais su žmonėmis, tai yra su jumis visais, kaip nebuvo nuostabu, aš galiu tokį dalyką pasakyti, kad žmonės, kai mes išvykom iš debatų akademijos, tai iš tikrųjų buvo netgi ašaros, žmonės nenorėjo palikti vieni kitų, nes jie susibendravo kartu, jie tapo viena komanda, kuris siekė bendro tikslo. Ir mes toliau su tais žmonėmis bendraujame, rengėme taip vadinamus susitikimus, mytus. Ir iš tikrųjų tikrai yra labai smagu, kada tu esi ne vienas, tu žinai, kad tave palaiko ir turi tikrai puikių šaunių draugų visoje Lietuvoje. Lietuvos moksleivių sąjungos forumas Ruduo, kuris vyko iš tikrųjų visiškai nesenai, spalio 20-21 dieną. Mes buvome Forum Palace rūmuose, tikrai gausų žmonių, apie 150 moksleivių dalyvavo tame renginyje ir sužinojo daug dalykų apie tai, kas yra neformalus ugdymas, kokia yra aukšto mokslo reforma, apie kurią tiek daug girdime, dabar kalbame apie radiją ir kokia pozicija yra mūsų kaip moksleivių sąjungos, kalbėjo taip pat švietimo